Sveiki, bičiuliai! Sveikinuosi su jumis iš Vilnius Auto Show Litexpo parodų centre vykstančio renginio. Kiek daug automanų, autofanų susibūrė į vieną vietą ir labai esu džiaugiuosi. Mes kartu su Kraunu partneriais Noblu stengiamės neatsilikti ir čia keliam šurmulį, triukšmaujam, leidžiam muziką, dalinam prizus, organizuojam žaidimus. Vyksta veiksmas. Šiandien noriu pakalbinti renginio organizatorius ir kelis žmonės, kurie visą laiką mano fokuse ir objektyve buvo. Vienas iš jų yra Vilnius Auto Show renginio organizatorius, vienas iš organizatorių Donatas. Pakalbinsim ir Irmantą Noblo, šio reto išskirtinio automobilio savininką. Pakalbinsim ir Lietuvoje, ir pasaulyje gerai žinomą personą. Tai yra visiškas nutrūktgalvis, kuris atlieka nerealius triukus su motociklu. Tai yra Šarūnas Kezys. Ir būtent taip mes atidarome šių metų automobilių renginių sezoną. Porą metų atgal dalyvavęs vienam renginį, tiesiog širdis jautė, kad reikia prieiti prie vieno žmogaus. Ten beje mes susipažinom su Irmantu Garage Motor Show 2023 arba 2. Jau net nebepamenam, kiek laiko praėjo, bet toks apsilankimas pas tave, kaip sakoma, įėjau į dieną, paspaudžiau ranką, sakau, labas, aš Julius. Ir mes noriu pakalbėti. Kalbam. Taip mes ir susipažinom ir mūsų draugystė tęsiasi toliau. Tavo draugystė su Noblu irgi tęsiasi. Niekas nebandė iš tavęs jo atimti? Ne, kol kas dar niekas nebandė atimti. Noblas puikuojasi parodoje. Krauno stende. Noblas atrodo labai gerai. Šis automobilis ypatingai traukia žiūrovų akį. Pastebėjai, kiek susidomėjusių yra iš tiesų? Šiaip jo, nemažai iš tikrųjų praeina. Jūs šaunuoliai, jūs patys irgi pasiruošėt, visi ledai, ekspozicija. Man labai patinka, kaip atrodo mūsų stendas. Ačiū tau visų pirma. Ačiū, kad pakvietei. Kas būtų, jeigu Noblo nebūtų tavo gyvenime? Tu nežadi jo parduoti? Už gerą pasiūlymą viską galima parduoti. Už gerą kainą galite nusipirkti Noblo M12 3R. M12 3R. Koks turėtų būti žmogus, kuriam ne kiekvienamgi turbūt perleistum tokį automobilį? Ar čia nėra svarbu iš tiesų? Gal tikrai ne kiekvienam. Jo, esu tikrai prisirišęs, nes teko ir pačiam daug rankų pridėti prie jo, kad žinoti ir kaip jis yra sukurtas. Kiekvienas išrinkimas, surinkimas viso jo vis tiek. Nes tai įdomu, domiuosi viso šitais dalykais. Tai, žinai, toks jautiems sentimentus sunku būtų iš tikrųjų tai pasakyti viso. Bet tuomet gal būtų kitas projektas. Grįžtam šiek tiek prie Noblo 3 litrų Twin Turbo. 3 litrų biturbo variklis. Skaičiukai, arkliai pabėgę. Pabėgę. Kiek pabėgusių nežinau, kiek gyvų, gal apie 400 gyvų yra. Galima užbūstinti šitą mašiną? Ar čia jau riba? Ne, galima tikrai dar daug jam padaryti ir potencialo yra, nes yra būtent tokių pačių panašių modelių, kurie yra padaryti iki 600 net ir daugiau arklių yra. Tai žinant tai, kad jo masė yra tik tai tona, tai 50-80 kg, tai jo santykinė tonai ir arklio galiom yra labai, labai didelė, žinai. Jo, jį kompensuoja savo. Jo, nes, pavyzdžiui, žinai, kaip ten tas pats Bugatti Veyronas, 1000 arklių, jis ten sveria virš 2 tonų, tai kas tas 1000 arklių 2 tonam yra kažkas. Kur šitas automobilis šią vasarą dar planuojam? Kur galima jį būtų pamatyti? Tik tai iššokai visą renginių šitą? Nu, tai dar tik tai pradžia žiema baigės, tai va, pirmas renginys. Planuojam, aišku, Krauno Auto Show. Jeigu toks Kaune, bus. ir tikrai bus, nes praeitais metais buvo labai geras renginys, tai va, rekomenduojam tą renginį. Tai turi kažkokią tai viziją, čia jau mano firminis ir standartinis klausimas. Kokie esate nusipiešęs Irmantai ateityje paveikslą, ką jūs norite savo gyvenime veikti toliau, tai ką galima būtų susijęti su automobiliais, autokultūra, Noblu, renginiais? Dažniau gal
dalyvauti renginiuose, kažkur važinėti. O maksimaliai šitą automobilį nesinorėtų gal kokios trasos Lietuvoje, kuri leistų... Ne, tai su juo esu važiavęs Kačerginėje, bet Kačerginė yra nelabai toks, kaip sakyti, gerų atsiliepimų trasa, nes tenais, kaip tau klaidų neatleis. Tai norint automobilio potencialą visą pajausti, tai yra sudėtinga. Amžina tema Lietuvoje su visais kalbam, kad jo nėra automanams, kur Važiuoja į Lenkiją, Estiją, Latviją žmonės, tie, kurie nori labiau pajausti tą malonumą. Nu jo, Noblui nelabai antikorozinių turbūt išeitų padaryti automobilis. Ne, automobilis šiaip ar taip nesurūdys, nebent pats rėmas, pats jau rėmas, žinai, yra iš metalo, o taip tai yra aliuminis ir stiklo audinys. O sunku prižiūrėti tokį automobilį, ką reikia daryti tokio, be finansinio, kaip sakyti. Pilti kūrą, pasikeisti tepalus ir tiesiog eksploatuoti. O kadangi mažai eksploatuojamas, tai nelabai ką einami dalykai ir kažką ir daryti, nes tiesiog į metus 3-4 kartus į parodas išvažiuojam šiuo metu ir vis. Ar turi bendraminčių, kadangi toks retas automobilis nėra, kad kažkur ten iš kokios Amerikos ar kažkas parašo, sako, aš irgi esu šito automobilio savininkas arba pažįstu, kas jį turi, nesibūrėt į bendruomenės, nėra taip, kad... Yra nedidelės bendruomenės, yra forumas, viską, bet esu paklausęs keletą klausimų dėl mašinos, nes vis tiek mašina yra išskirtinė, jų labai mažai, tai kai kurių dalykų negali žinot, kaip kas padaryta, sukurta, tai tiesiog reikėjo pasisemti kažkokios informacijos papildomos. Grįžkime nuo pirmo klausimo, nuo kurio ir atsispyrėme. Kas būtų, jeigu būtų? Parduotum, sakėjau, šitą automobilį už gerą kainą. Taigi, kokia tai yra Noblo kaina? Šiai dienai, manau, jau kas nors pasiūlytų apie 100 000 eurų, galėčiau parduoti. Už 125 000, čia toks papildomas mūsų komisas. Bonusas. Jeigu kas nori pirkti už 125 000... Turėsite tikrai išskirtinį automobilį, kuris bus vienintelis Lietuvoje ir ten vienetais ant piršto, turbūt vienos rankos skaičiuojama Europoje. Nes netgi šiai dienai Anglijoje, kurie važinėjančių mašinų yra likę tik tai apie 60. Tai jų nėra daug. O pasaulyje 300? Pasaulyje buvo pagaminta bendrai su Amerikos rinka ir Anglijos rinka apie 300 su trupučiu. Jinai turi serijinį kažkokį numerį gamybos? Taip turi. Koks? Jei ne paslaptis. Neišduosiu paslapties. Tik 100 ir sužinosit, koks šio automobilio yra serijinis numeris. O beje, kalbant ne apie pinigus, o apie greitį. Iki 100 šis automobilis įsibėgėja per... Teoriškai per 3,5 sekundės. 3,5 sekundės. Tai kaip 3 litram. Su 2 turbinom ir apie 400 arklių. Tai visai normaliai, manau. Malonumas tikrai geras. Kokių istorijų įdomių papasakoti galėjo su šituo automobiliu? Kaip žmonės reaguoja? Kas vyksta apskritai, kai šitas automobilis išrieda į gatves? Daug kas žino, galvoja pagal raudoną automobilį, iš formų, kad čia gali būti Ferraris. Taip. Tai čia dažniausiai būna, nes ne visi žino tokį gamintoją kaip Noblas. Tiesiog visus domina, visiems įdomu, fotografuoja iš karto. Susilaukia labai daug dėmesio. Nesvarbu, kad mažai išvažiuoja, bet vis tiek jos sulaukia. O mano mintis link filosofijos. Nebijokit kartais priimti tokių spontaniškų sprendimų savo gyvenime. Vieną tokį ir aš padariau. Per renginį priėjau ir pakalbinau Irmantą. Per tą laiką mes susidraugavom, susibendravom ir tęsiam toliau. Tas projektas mūsų šiais metais būtent toks, Vilnius Auto Show. Galvoju, kad taip mes vėl susieisim ir turėsim renginuką dvidienį beje kartu, čia malonioje aplinkoje, praleisim laiką. Aš negalvojau, aišku, kad bus toksai renginys, bet kadangi jis jau yra, tai aš galvoju, aišku, kad mes čia susitiksim ir praleisim maloniai laiką. Super, aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mūsų kelionė mes tikrai susimatysim dar ne kartą. Super. Ačiū Juliui ir ačiū Kraunui. Ačiū Irmantui ir Noblui.
Taigi labai malonu, mes turime renginio vieną iš organizatorių, Donatą, Vilnius Auto Show komandos dalis. Kartu su Aleksandru jūs padarėte, užkūrėte tiesiog nuostabų, puikų renginį. Tai yra naujas pavadinimas ir nauja vizija. Papasakok plačiau apie renginį. Kaip gimė tokia mintis Litexpo Vilnius Auto Show? Pagrindinis gal dalykas tai, kad yra Vilnius, nes aš esu Vilnietis ir visą laiką norėjau kažkokį tai surasti vietą, niekaip nesugalvojau, kur galima Vilnių padaryti. Nu, Litexpo, aišku, seniai buvo matomoj vizijai, nu, yra kitas lygis truputį. Reikia labai apgalvoti, įsivertinti savo galimybės. Tugi negali sužinoti, paeis, nepaeis, patiks, nepatiks. Nu, tai vad bandomas triušis yra, bandomas renginys, pažiūrėsim, ką šnekės po renginio, tai kiek dalyviai, tiek vat ir... Kaip miestas sureaguosi visą tai? Jo, nu, vat, turėjom ministrą, Kuris atidarė renginį, susisiekimo ministrą, turėjom ambasadorių Amerikos, kadangi mes puoselėjom American Spirit. Jo, American Spirit. Visiems įspūdžiai geri, norisi dar grįžti, patinka įvairovė, kad nesusikoncentravom ant kažko tai vieno, ar ten, sako, jūs amerikietiškas klubas, čia viena Amerika, sako, jūs nueikite į kitą salę, pamatysit, ar čia viena Amerika ar ne. Koks Vilniaus Auto Show tolimesnis likimas ir kas įtakoja jo ateitį? Aš manau, kad pagrindinė ateitis tai yra visų dalyvių ir žiūrovų po renginio išsakytos mintis ir pastebėjimai, ar reikia to, ar nereikia, gal šitų renginių per daug, bet aš skaitau, kad lokacija po stogu jinai truputį keičia viską, yra truputį kitaip negu lauke. Pažiūrėsim. Šiaip yra tokia viltis, kad pasirašysim ir kitiem metam. Jeigu, sakau, nesuvalgys visi su blogais komentarais, su pykčiais kažkokiais nepasitenkinimu. Jo, aš irgi noriu pasakyti, kad visada lengva kritikuoti, visada lengva parašyti. Aš labai galiu pasakyti paprastai, padarykit. Padarykit geriau. Patys, geriau, tada galėsim ginčyti. Aš puikiai tave suprantu, nes iki tam tikro laiko žiūrėjau į renginius ir apskritai visą automobilių kultūrą vienomis akimis kaip dalyvis. Kai teko atsikasti pabandyti. Duonos organizatoriaus, kai tu supranti iš tiesų, kokie yra niuansai ir visą tą dalyką. Kiek yra nematomo darbo. Tai žmonės kartais labai mėgsta vertinti kitų darbą, bet pabūkit to dalis, prisijunkit prie komandų organizuojančių renginius ir iniciatyvų. Mes atviri visiems pasiūlymam, idėjom, pakvietimais, nežinau, mintimis. Čia yra bandoma, kaip pirmas renginys, mes vos sutalpinom norinčius, turiu minį automobilių mylėtojas, į motociklo automobilių. Laukia jau tie, kurie netilpo, kurie sutiko, atvažiavo ir nepabijojo palikti tas mašinas keliom dienom, parodyti, ką jie turi, ką jie daro. Kiekvienas daro skirtingą, kas jam patinka. Ir mes neturim peikti jų tų visų matymų, vizijų ir ką jis įsivaizduoja. Kiekvienas turi savo. O daug norinčių užsiregistravo, daug buvo dalyvių paraiškų? Aš manau, kokie 250. Kaip nebūtų gaila, norėtume priimti daugiau. Teko čia pavargti, sustatyti visus, kad būtų ir praeit galima, būtų ir pažiūrėti, ir pečiupinėti. Ar tai yra aktualu tik tai automanam, autofanam, jūs organizacinė grupė renginių, ar tai galėtų sudominti Vilniaus miesto savivaldybę, ar tai galėtų būti firminis Vilniaus miesto renginys, kuris galbūt, sakykime, turėtų istoriją ir būtų... Mes nepretenduojame kažkokias tai išskirtinį renginį, paprasčiausiai Vilniaus mieste jau senokai nebuvo kažkokio tai tokio rimtesnio automobilinio renginio. Šiaip tai pirminė mintis buvo ne automobilinis, o Vilnius Motor Show. Kad apimtų viską, kad nebūtų tokia savoka, kad čia tik automobilis. Nes mes čia turim ir malūnsparnį, mes turim motociklą. Norėjom dar, kad F2 vandens sporto atstovai būtų. Paprasčiausiai taip gavosi dėl techninių dalykų, kad panaudojom tą pavadinimą. Manau, kad čia atėję suras tikrai, kas jiems patinka ir ko jie norėtų siekti. Svarbiausia yra, kad jaunimas turėtų tikslą, matymą, ką galima turėti, ką galima siekti. Taip pat, kaip ir aš svajodavau ir tik tai po kokių 20 metų sugebėdavau įsigyti tą, ką aš noriu. Ir tas, kas man patinka. Ilga kontempliacija vyksta pas žmogų, tai yra apmąstymas ir ėjimas link to tikslo.
Ir taigi, kokie tai tavo tikslai? Ką turi nusibrėžęs? Man patinka tai daryti dėl, jaučiu tą, taip sakant, malonumą. Taip sunku, žiauriai. Ir kaip sako, kaip sakė gerbiamas susisiekimo ministras, tu grįžti kaip į smėlio dėžę, į vaikystę, suprantate. Tie daiktai, ten akis. Vat aš dabar matau, kaip vaikai bėgioja nuo vienos mašinos prie kitos. Jie nežino, kas čia, per daug tos informacijos. Tegu pamato, kas dar pasaulyje yra partų paprastų automobilių. Labai norėjau padėkoti Crownui, padėkoti tau asmeniškai, Juliau, už tavo pastangas prisidėti, kad kažkaip tai pagyvinti tą renginį, vat ir loterijas darote ir pritraukite. Taip ir turi būti geras jausmas būti renginį, būti gerajame ir norėti sugrįžti. Aš irgi noriu padėkoti Crownui, kad jis man suteikė tokią galimybę tai daryti. Iš tiesų, Jurijau, linkėjimai tai. Labai graži draugystė, beje, Vilnius Auto Show, Kaunas Auto Show, mes turime American Spirit ir begalę kitų renginių. Mes turime jungtis, burtis į vieną bendruomenę, į vieną didelį stiprų kumštį, to ir linkiu, kad mūsų draugystė, Donatai, tęstųsi toliau ir kad eitume tik į priekį. Niekas mūsų nesustabdys. Ačiū tau labai ir iki greito. Iki. Taigi turime dar vieną svečią, moto akrobatas Šarūnas Kezys, visiškas nutrūktgalvis. Sveikas, brolau. Geras, prilipa. Pirmas klausimas. Tu treniruojasi, žinau, Ispanijoje šaltuoju Lietuvos sezono metu. Kaip treniruotės vyksta? Kas sunkiausia yra išmokti? Gal nauji triukai kažkokie pas tave repertuare atsirado? Tiesiog palaikai degimą, palaikai tą tokį, kad nenukristų tavo levelis važiavimo. Nes vis tiek gaunasi žiemos sezonas Lietuva yra, dabar jau kokie nebe pusę metų, bet vis tiek 4 kokie mėnesiai yra tokie, kur lyja, šlapia, labai nemalonu važinėti. Tai tiesiog yra tokias galimybės, turiu daug draugų pažinčių užsienį, tai nukeliauju iki Ispanijos ir tenais treniruojuosi. Žodžiu, netgi ir šventės, kalėdas ir naujus metus pasitinki Ispanijoje. Sąlyginai nėra brangu Ispanijai praleisti žiemą, nes ne sezono metas. Nes gaunasi, kad aš nuvažiuoju iki ten, busą su mocu palieku, bet vis tiek šeima, draugai visi Lietuvoje. Pusę metų nebūčiau atitrūkęs nuo jų, skraidau. Kaip pavyzdys, bilietai pirmyn atgal ten apie 100 eurų gaunasi į Barceloną iš Barcelonos. Kalbant apie treniruotės, ar yra sudėtingų triukų, kuriuos mokaisi, ar dažnai griūni nuo motociklo? Kiek apskritai lūžių esi turėjęs per savo visą? Tai jeigu pradedant nuo to, ar yra sudėtingų triukų, tai jo, yra sudėtingų triukų. Kurių pats prisibijai ir ne visada, ne kiekvieną dieną. Jo, moku porą tokių triukų, kur ten, žinai, ant rankų galima suskaičiuoti, kiek bičių padaro. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, ten toks 3-šiam shuffle. Kai važiuoji su mocu, vieną, žinai, ratą užmeti į vieną pusę, tada greitai apsisuki 3-šiam. Ten toks per driftą ir per priekinį stabdį, ta prasme, sunku paaiškinti, lengviau parodyti. Tokį triuką moka, sakykime, nedaug. Lietuvoje tik tai gal aš ir Aras tokį moku.
šiaip ar griūnu dažnai, tai jo, griūnu pastoviai ir dažniausiai griūni per treniruotės, besimakindamas arba tiesiog bešlifuodamas tuos triukus, kuriuos jau moki tobulai, bet nu, tobulumo ribų nėra. Kaip tai įtakoja tavo, sakykime, gyvenimą, treniruotės, renginiai, visa ta veikla, kurią užsiimi, tai yra kelias, kuriuo eisi, kaip sakoma, iki pat. Nu, aš labai tikiuosi, nes nu realiai toks ir yra tikslas. Kaip forma to, ką darai. Dėl to viskas, žinai, tiek buvo treniruotasi, dėl to visas gyvenimas apie tai buvo ir lipdytas. Ilgas kelias nueitas, pameni, nuo ko pradėjot? Nuo motorolerių. Ar tenka būti kitose šalyse, sudalyvauti? Žinau, kad aktyviai dalyvauji parodose, ne tik Lietuvoje. Kaip tau, beje, Vilnius Auto Show renginukas ir apskritai mūsų automobilių ar motociklų, apskritai bendra kultūra tavo akimis, kaip lietuviai atrodo pasaulinėme žemėlapyje? Sakyčiau, labai neblogai. Aišku, pas mus gal dar nėra tokių didelių biudžetų kaip užsienį, nes, palyginus praeitą savaitę buvau Petrolheadism renginy UK, tai ten šiaip tokių paprastų žmonių, mašinų projektų yra labai panašių. Ten, žinai, labai gražus kažkokie Stance automobiliai ar seni automobiliai, tik tai ten yra kai kur jau su labai dideliais biudžetais ir kaip pavyzdys stovėjo Pagani Zonda, Koenigsegg, žinai, tokie automobiliai, kur jau faktas, kad Lietuvoje tokių nerasi. Ten Bugatti Veyronas tas pats irgi buvo. Bet jeigu taip žiūrint į bendrą kultūrą, čia pas mus irgi yra nepigių automobilių, vienetinių automobilių, kaip šitas. Noblas. Kiek sakėjimo? 300 vienetų yra pasaulyje. Tai sakyčiau, labai nedaug, žinai. Lietuvoje, gal ir keli tik tai Europoje. Gal tu įsivaizduoji irgi turi kažkokią tai viziją, renginuką, suorganizuoti savo kažkada ateityje. Ir beje, kur galima būtų pasirodyti jūsų pasirodymus, turėdavot vasaros turus su brolyčiais. Turėjom, jo. Tai ką šiais metais esate suplanavę? Šiemet yra kažkokia tai idėja tą patį padaryti, tai žiūrėsim, kaip jinai išsivystys. Šiek tiek yra Lietuvoje renginių paorganizuota, labai draugiškai mes su Lietuvos policija šiaip bendraujam, kas man yra širdžiai miela ir smagu iš tikrųjų. Jo, net užsienį visi draugai taip stebisi, kaip tu su policija draugauji. Mes važinėjom legalioje aikštelėje. Jūs neturit galimybės galbūt kelyje užsiimti tokią veiklą, todėl... Mus lengvai surastų ir lengvai viskas pasibaigtų. Plius tas profesionalumas atsiranda iš to, kad tu viskas stengiasi daryti kiek įmanoma legaliai. O kaip kitose šalyse, būtent Stuntrideriai lygiai taip pat aikštelėse, ar ten jau yra, sakykime... Skirtingų irgi momentų yra, nes labai daug kas tik tai aikštelėse važinėja ir net nevažinėja gatvėse. Austrijai labai sunku bet ką daryti, tai tik tai privačiose vietose, kur pareigūnų nėra. Bet iš kitos pusės Kroatijai, tai ten tiesiog yra legalu gatvėje važinėti. Legalu stuntridinimą daryti. Žinai, tas legalu. Kai pagaunant vieną ratą, bauda 15 eurų. Ir pareigūnai nepyksta. Ta prasme, Italijai tas pats irgi yra vairis. Mums pareigūnai yra prašę, sako, pravažiuokit ant vieną ratą Italijai. Nes pas juos, sako, ta prasme, koks skirtumas, ant dviejų ratų važiuoja ir ant vieną ratą. Tai, žinai, greičio svarbu neviršti. Jeigu tu išsikeli ant vieną ratą ir važiuoji lėtai, tai jie nemata problemas, kad tu kažką blogo darai. Įdomu. Italijai šiaip visai kita kultūra motociklo. Žinau, žmogus su motociklu keliauja po visą pasaulį, reikia tą motociklą pasikrauti, busiką ir kiek žinau, prasukti daug kilometrų. Tai jau vien per šios metus su autobusiuku prasukau virš 15 štukų. Kiek vienu prisėdimu, taip vienas atsisėdęs galėtum įspausti kilometrų? Tūkstantėlį, taip, ramių veidų. Vienas asmeniškai esu nuo Ciuricho iki Lietuvos parvažiavęs. Taip toks, žinai, tas vienas atsėdimas, važiuoju, stoju kūro, pavalgyt. Su pertraukėlėm. Jo, tai taip nuo Ciuricho iki Lietuvos parvažiavęs. Iš štuka 8. 1800 kilometrų. Tai kelionė prasidėjo labai anksti ryte, 4 ryto maždaug. Ir Lietuvoje buvau paryčiais apie 12:01. Jūs buvo žiemos metu net į Laplandiją nuvažiavę, motociklais pasivažinėti po žiemą, po kalnus. Kaip gimė ši mintis ir... Turiu labai tokių bepročių draugų, suomių, Stunt Freaks Team. Sako, lėksim į Laplandiją. Nori? Žinoma, noriu. Tai aš pasiėmiau tada elektrinį Starką, pasiėmiau savo Ninja
užsidėjau šipus, šipinės specialias padangas ir keliavau pas juos į Suomiją. Ir tada tenais jau visi bendrom jėgom su 3 ar 4 mašinom keliavom iki šiaurinio taško, virš poliarinio rato jau gaunasi. Tai dieną saulė nepakyla. Buvo taip, jo. Ir buvo momentas, kai važiavom su mocais ir buvo minus 32 temperatūra. Wow, su motociklu prie tokio didelio šalčio. Jo, tai mocas stovi šiltai, angare, pasiemi mocą, išvažiuoji, po kokių 15-20 minučių pajauti, kad arba stabdžiai dingsta, arba užšala pakaba, apsisuki, grįžti, vėl mocą į angarą, pasiemi kitą mocą ir vėl leki. Kaip beje su elektriniu motociklu tau sekasi? Kokie niuansai, kokie skirtumai važiuojant ant elektros ir ant benzo? Mažai tos dvasios, žinai, bet smagus daiktas. Tiek galiu pasakyti. Tu treniruojasi su juo? Metus laiką važinėjau su Starku. Šiaip nepatinka, ant kiek patinka. Tiek galiu pasakyti. O dėl to nepatinka ir patinka? Nu, nes, žinai, nėra garso, nėra tos tokios, dūšios moc. Tai va tas esminis dalykas. Bet iš kitos pusės paėmus, labai galingas, sąlyginai svoris panašus. Nėra, kad jisai... Tas triukšmas irgi kai kuriuose vietose yra pliusas. Gali važinėti mieste, kažkur tai per miškelius ir tu niekam nekliūni, nes negazuoji. Tas motoras garso neskleidžia, tai kaip ir irgi, žinai. Gerai, kad nėra garso, blogai, kad nėra garso. Kokią žinutę norėtum nusiųsti draugam, pažįstamiem žmonėm, savo fanam, visi, kurie seka, o galbūt pirmą kartą tik tai mato tave ir kas tavo galvoje visada veda tave į priekį, kokios mintis? Nežinau, darykit, ką norit, svarbu, kad nekliūtumėt kitiems žmonėms. Ta prasme, jeigu važiuoji gatvėje agresyviai, tai svarbu, kad kitiem nekliūtų. Nes iš to ir atsiranda visi apribojimai, kad gatvėje negali važiuoti greičiau negu 50, negu 60, nes kiti būna žiauriai lekia, tada sudaro kažkokias avarinės situacijas, kliūdo, sukelia pavojų. Bet tu gali taip pat labai smarkiai lėkti ir nesudaryti niekam pavojaus. Tai aš manyčiau, kad tiesiog protingas važiavimas yra žymiai svarbiau negu tas saugus važiavimas. Kodėl atsiranda tokių dalykų, kaip tu manai, gatvėse, kodėl žmonės eksperimentuoja, sukuria nesaugią aplinką kitiems? Ar gal trūkumas yra kokių nors aikštelių, gal trūkumas yra renginių, gal vietų, kur žmonės galėtų gauti adrenalino, realizuoti savo svajonės, padriftinti, pastantraidinti? Ar tai galėtų būti atsakymas, kad trūkumas tokių vietų ir iniciatyvų žmonės skatina elgtis nesaugiai gatvėse? Tai faktas, visą laiką bus trūkumas aikštelių, visą laiką bus trūkumas trasų, bet kokiu atveju visą laiką, net ir tobulam pasaulyje, kai tu turėsi trasą už tavo namo tvoros, tu turėsi aikštelę, kitoje pusėje gatvės, pas kai kurios atsiras noras tiesiog tarp mašinų panarinti, žinai. Nes iš kažkur tai atsiranda tas adrenalinas pojūtis kažką rizikingą padaryti. Ar tu užsiimsi ateityje tik tai stunt-raidinimu, o gal pradėsi mokyti kitus tą daryti? Nebuvo kilę minčių? Šiaip turiu tą Wheelie School, mokyklėlę, kur mokinu žmonės važiuoti ant vieną ratą, saugiai. Ganėtinai. Tai yra įrenginys, kuris padeda žmogui atsispirti ir palaikyti balansą? Jo, tokių įrenginių yra nemažai, daug kas Lietuvoje jų turi, daug kas irgi užsiema tais mokslais. Pats įrenginys yra visiškai nesminis dalykas, nes tu gali tą įrenginį turėti, pats atsisėsti ant moco ir tau ten mėnesį laiko užtruks, kol tu išmoksi važiuoti, arba, žinai, su mokytoju gali išmokti per valandą ar 2. Bet tiesiog toks prie motociklo, papildomi ratukai, papildoma atrama ir saugiai su paaiškinimais dažniausiai užtrunkam valandą 2, kol žmogus pagauna, kame esmė. Nes svarbiausias dalykas yra teisingai pradėti ir teisingi refleksai, nes ką daryti, kai kažkas bus. Važinėjai šiaip su paprastu motociklu gatvėse, ne su stunt-raidiniu? Labai mažai. Prieš, dabar galvoju, 3 metus nusipirkau KTM tokį. Tai gatvinį, man atrodo, dabar pas jį yra 2400 km.
Bet kokiu atveju patirties gatvėse turi kaip automobilių vairuotojai draugiški ar vis dar nedraugiški, kaip sakoma, motociklistams ir apskritai kelyje mūsų lietuviškame kelyje. Kokia kultūra? Sakyčiau, draugiškai. Palyginus ten su Ispanija, kitom šalim, kuriuose tau teko susidurti. Matai, ten yra biškai kitaip, nes motociklai ten visus metus nėra pertraukų. Pas mus Lietuvoje yra pertraukos, kai tu pusę metų nematai mocų kely. Ir tu pripranti, kad jų nėra. O paskui jie atsiranda, va tai, bet ir tie patys motociklininkai būna super agresyvūs. Ten labai lengvai narvda tarp mašinų, lekia ir panašiai. Tai irgi reikia suprasti, kad ateina pavasaris ir žmonės turi jungti mąstymą, kad pasirodys Tai gatvėse. aš ir pats važiuoju su mašina, žinai, ir net, nusigasti, mocą, žinai, paralikia. Nebūtinai paralikia, tiesiog, žinai, iš niekur atsiranda. Tai, turėtų būti žmonės tai didesni, bet šiaip bendrai paėmus Lietuvos kultūrą, sakyčiau, visai fai. Kai kada pasiemi kokį testinį mocą prasivažiuoti, labai dažnai žmonės pasitraukia, kad tu tarp mašinų pralystum į priekį, kas lyg ir nelegalu, bet, žinai, tiesiog motociklas niekam nekliūna ir žymiai geriau, kad mocas tiesiog bus prieki, nes jisai greičiau važiuoja, greičiau manevruoja. Ko laukti, ko tikėtis ateityje iš jūsų galima būtų? Aš sakau iš jūsų, nes yra šalia tavęs, galima vadinti, broliai, kurie to užsiema ir persivadino iš Utenos Stunt Riders į Stunts Team. Šiemet turėsim bendrų projektų, jau patvirtintas pas mus yra Formulės 1 pasirodymas, Dutch GP, tada yra patvirtintas MotoGP pasirodymas, ASNTT irgi Nyderlanduose. Tai turim tokių didelių projektų užsienį, o Lietuvoje dažniausiai viskas susidėlios per artimiausias kelias savaitės. Formulė 1 pastebėjau, mėgsta tokį judesį ir su Stunt Rideriais kolaboracijas bendrai dirba daug. Jo, nes mašinos, jeigu pavyzdžiui driftina mašinos, tai trasoj nei MotoGP atletai, nei Formulės 1 atletai nemėgsta, kai būna pridriftinta šviežiai trasai, nes mašinos palieka daug tos ekstra gumos, kas vieta jų trajektorijoje būna papildoma kliūtis. Mes su mocais nesudarom tokių problemų. Mocas yra lengvas, net jeigu mes ir prašeriam, nelieka tiek daug tos ekstra gumos, arba jos iš vis nelieka. Ir mes galim padaryti pasirodymą be slidinėjimo, mes biškelį turim didesnę gamą triukų. Ten tiesiog ant vieno rato važiuojant, ant priekinio rato važiuojant, darant akrobatinius triukus, besisukant, tu nepalieki jokios pašalinės. Aš irgi atsiprašau, kad pertrauksiu. Aš būtent apie tai buvau pagalvojęs, nes dauguma įmonių galbūt norėtų, užsakyti jūsų pasirodymą arba įtraukti į savo renginių programą, bet bijo būtent to padangų palikto asfalto, apipaišyto padangom. Ar yra įmanoma galimybė techniškai spręsti, padaryti jūsų pasirodymą, bet kad nenukentėtų? Jo, iš tikrųjų šiaip. Kaip pavyzdys, kai mašina prašeria... Gal padangos yra kažkokios? Ne, padangų nėra tokių, padangos vis tiek lieka, tiesiog mašina sveria vis tiek toną ir daugiau. Motociklas sveria kelius šimtus kilogramų. Tai net mes, kai ir praslystam, labai lengvai nusivala arba dažniausiai net nelieka sugadinimo asfalto. Bet galim mes pasirodymą padaryti ir visiškai be jokių padangos padeginimų, praslydimų, kur, vat kaip atvažiavam, taip ir yra. Aišku, kai šiek tiek yra drifto, šiek tiek yra dūmų, visai kitas efektas. Nes labai dažnai būna, kad tu gali daryti kažkokį super sudėtingą triuką, kur tau užtruko 5 metus į mesterint, tobulai išmokti. Ir žmonės stovi, žiūri, jo, faina, gražu, bet tu sustosi padangą, uždegsi, visi iškart, žinai, hypas tas. Tai vat yra motoro garsas, dūmai. Kas yra super sudėtingas triukas ir ar žmonės kartais pastebi, kad tikrai šis triukas buvo sudėtingas ir jie paploja, kažkaip tai išreiškia ovacijomis, ar kai kurie žmonės netgi reaguoja į labiau paprastesnius triukus, sakykime, kaip žiūrovo akimis, manai? Jo, tai yra labai sudėtingų triukų, kur tiesiog, pavyzdžiui, sukiesi su mocu, tai jau yra sudėtingas ganėtinai triukas. Tik tai pažengia tam tikrą lygio sportininkai, mėgėjai gali tai padaryti.
bet, pavyzdžiui, tu dar laipai kažkaip ten sudėtingai ant to motociklo nuo vienos ant kitos pusės. Žmogui gali atrodyti, kad čia nieko įspūdinga. Nors iš tikrųjų, kad va taip kažkaip padaryti, tik tai va, profai žino, kad čia, va čia žiauriai sunku buvo padaryti. Bet gali, pavyzdžiui, žiauriai greitai įsisukti, noriu visiems bus aišku, kad va čia jau užtruko kažkiek laiko išmok, kad labai greitai suktum vienoje vietoje. Kiek Gineso rekordų laikai, ar dar planuoja gal kokį naują įpiešti? Yra planų naujai piešti. Turiu vieną, kuris vis dar man priklauso jau 7 metai. Tai 36 apsisukimai ant vieną ratą per mažiau nei minutę. Realiai dar 2 sekundėm likus praradau pusiausvyrą ir nukritau. Ir tai yra pasaulio rekordas? Jo, jau 7 metai. Nice. Niekam nepavyko permušti. Tarp kitko, buvau Amerikoje prieš mėnesį laiką, tai irgi laimėjau varžybas, kur sustoja prie tokios starto linijos. Maždaug 3 metrų spindulio apskritimas, į kurį turi įvažiuoti ir 10 kartų pirmas apsisukti. Tai vat startuoji su priešininku, išsikeli ant vieną ratą, įvažiuoji tą apskritimą ir pradedi suktis ant vieną ratą. Turiu 2 trasų rekordą, tai turiu 1006 km lenktynės trasos rekordą. Tai manau, ne tai kad greičiausiai, bet vienintelis esu apvažiavęs ant vieno rato visą trasą. Ir turiu greičiausią trasos įveikimo laiką ant vieno rato Nemuno žiede. Bet esu ne vienintelis apvažiavęs, nes prieš tai buvo Aras irgi apvažiavęs, bet jisai dar važiavo su papildomu efektu be priekinio rato. Dėl to jisai šiek tiek saugiau gal važiavo, nes neturėjo galimybės nuleisti. Ruošiesi tam 3 kartui pamušti rekordą? Jo, turiu minčių, turiu pasiūlymų, bet vis tiek turi būti kažkoks tai renginys, kad kažkokį renginį, pavyzdžiui, papildyt, dapildyt, nes, vis tiek, pats rekordas siekimas užtrunka neilgai ir organizuoti vieną renginį būtent apie tai, kad siekti kažkokį rekordą, galbūt nebūtinai yra finansiškai naudinga. Turėkit omeny, šis žmogus yra pasiruošęs 3 kartą pamušti pasaulio rekordą. Apie gyvenimą, kelionės, saugų eismą, moto, sportą, autokultūrą ir panašiai kalbėjomės su Šarūnu Keziu. Malonu. Miela malonu. Miela malonu ir iki greito, tikiuosi susitiksim neužilgo. Susitiksim. Ir spausim gazą dar stipriau. Atėjo laikas padėkoti visiems, kurie buvo kartu su mumis, taipogi, kas stebi, žiūri mus ir palaiko. Ačiū Vilnius muziejui, kad paskolino šį automobilį. Visus kviečiame į Vilniaus auto muziejų. Aplankykite šią nuostabią, puikią vietą. Mėly draugai, automobilių renginių vasaros sezonas prasidėjo ir mes startuojam būtent čia. Todėl pasekite, pafollowinkite mūsų kanalą ir naujienas, nežinau kokie metai mūsų laukia. Renginių sezonas tik prasidėjo, pavasaris, vasara, gera nuotaika, todėl linkiu visiems gero sezono, geros vasaros ir susitiksim neužilgo.